Rugsėjo 12 dieną Kėdainių miesto atsarginėme stadione susitiko Kėdainių Nevėžis ir Alytaus Alytis. Varžybos baigėsi Nevėžio pralaimėjimu, rezultatu 4-1. Nevėžio pralaimėjimu prasidėjo Lietuvos futbolo federacijos 1 lygos 4 ratas. Nuo šiol kėdainiečiams visos varžybos yra labai svarbios. Kodėl nesisekė žaisti Kėdainių komandai, žiūrovams nesutiko pakomentuoti nei vienas Nevėžio treneris. Daug emocijų ir prašė, kad jūs pakomentuotumėte. Kodėl šiandien taip nesisekė mušti įvarčių? Nežinau, gal aišku, sėkmės pritrūko pirmam kėliny, nes galėjom įmušti pirmi, gal visai kitaip būtų pasibaigę. Paskui gavom antram kėliny įvartį, bandėm lyginti, gavom antrą ir tom pasekojo visi kiti įvarčiai skrido. O ar manat, kad tai stiprus varžovai buvo? Vieni stipriausių šito lygoje. Vieni stipriausių. Kiek svarbios buvo šios rungtynės? Dabar visos varžybos mums labai svarbios. Paskutinis ratas ir pirmas nepasisekė, tikėsimės, atsimsim kitose. Varžybas stebėjo ir svečiai iš Anglijos. Aš esu iš Anglijos ir mano gyvenimo tikslas yra tapti profesionaliu futbolo žaidėju. Ir man tai Anglijoje nepavyko, todėl keliauju po Europą. Ir aš buvau Maltai, Andoroj ir dabar esu čia Lietuvoje. Ieškau savo šansą. Ar patiko šiandien varžybas stebėti? Man patiko atmosfera rungtynėse, tai buvo panašiai kaip būna Anglijoje, 6 lygoje. Žaidimas buvo geresnis negu kaip aš galiu žaisti. Ir fanai elgėsi taip pat kaip ir Anglijai. Valgė, gėrė. Ką galėtumėte palinkėti Kėdainių Nevėžio komandai? Aš jau supratau, kad aš būsiu per silpnas ir turbūt nepasirašysiu kontraktų su šia komanda, bet aš linkiu Kėdainių Nevėžiui įvykdyti reikalavimus, patekti į A lygą ir galbūt vieną dieną patekti netgi į Europos čempionatą. Sveiki, aš Justas Gulbinas, FK Nevėžio futbolo klubo gynėjas. Kviečiu jūs visus rugsėjo 19 dieną 15 val. Palaikyti savo komandos rungtynėse su Šilute. Pagrindiniai rėmėjai – Kėdainių rajono savivaldybė bei Daumantų skonio meistrai. Daugiau informacijos rasite www.fknevežis.lt arba Kėdainių naujienų ir informacijos portale www.kedainietis.lt. Kedainietis.lt